man visą laiką kirbėjo, ką reiškia žodis Prienai. Tai teko sutikti ne vieną mokslininką viską ir vienas senuosius prūsų raštus pasklaidė ir sako, taigi čia perėja. Senai prūsų kalba parašyta prieinamai, pereinama vieta. Aš galvoju, kad žmogus, kuris nebuvęs Prienuose, nematęs Lietuvos. Nes čia viską atrasime. Čia mažoji Lietuva, viskas susipynė. Netgi galima ne tik tai Nemunu paplaukioti, bet pasimaudyti Biršno purvo voniose, kurortas ir gyvenimas, viskas toj pačioje vietoje. Nereikia toli blaškytis, nereikia ir jūros, čia viskas, gamta. Nemuno vingiai, ne kilpos. Kilpa tai uždaras procesas, vingiai. Reikėtų net Nemuno kilpų pavadinimą pakeisti į vingius. Nes jis asocijuojasi su judėjimu, amžinas judėjimas. Nes kiekvienas vingis tai atneša, tai atima. Pusiausvyrą. Pats produktyviausias Prienų šilas, savo medieną, taip toliau. Tai jau nekalbant apie kitus stebuklus. Aviatoriai irgi Prienai. Tai mane tas Pociūno aerodromas ir atviliojo čia. Teko paskraidyti. Tai iš viršaus ypatingai unikalus, iš viršaus atsiveria to, ko mes vaikščiodami žemę, nes nepastebime, nejaučiam tas žemės raštas Nemuno pagalba išdėliotas, išraikytas ir tada mes suvokiam, kad čia yra ta mūsų krašto širdis, netgi jeigu toliau pažiūrėjus Punio šilas, tai galva. Žemėlapį labai akivaizdžiai matosi. Ten, kur aš veiklą vykdau, kur gyvenu, ten ir yra tie namai. Prienuose, be abejo Prienuose. Prienai jau nuo pačios pirmos akimirkos, kai aš čia atvykau, jau tapo namais, nes aš juos tą pačią sekundę pamilau. Ypatingai dar, jeigu kaip pavyko pakilti orą, paskraidyti, čia unikalesnio krašto pasaulyje nerasi. Tas žodis patriotas, jeigu lietuviškai žmogus, kuris gyvena savo kultūrą, savom tradicijom, myli savo pilis, nes mes esame piliečiai, pilių statytojai. Reiškia, mums svarbi šita žemė, nes jeigu pilis stato, mes ginam savo teritoriją. Ginam, tai ginamės, o žemaitiškai vejam, ginti. Tai va, tai tikrai, jeigu aš priešiškai šiam kraštui būčiau, čia jau nesilaikyčiau, būčiau jau išvažiavęs, tų gundančių ir perspektyvių, ar tenai čiut ne dangų remiančių pasiūlymų aibės, bet mano čia žemė, mano čia šaknys. Aš esu dėkingas mūsų kraštui už tą žalumą, už tą teigiamą energetiką, tik reikia mylėti jį. Prienų kraštą. Tai jau pats kraštas yra unikalus. Pirma, ką aš jam parodau, tai va yra upių tėvas Nemunas, kurio net pavadinimai per laiką keitėsi. Aš jau paklausiu, ar tu žinai senąjį pavadinimą, laiko dievas. Paskui, aišku, tas, kas man miela širdžiai, aviacijos reliktai, Pociūnai. Tuo pačiu tą, ką mes darom, nes jisai, jeigu atvyksta čia, jisai domisi tą, ką aš darau. Namai, bet kur, va čia aš jaučiuosi kaip namuose. Erdvė, kurioje susikuri savo aplinką, savos knygos, sava virtuvė, savi draugai, tai yra namai. Ilgesys, jeigu ilgesnį laiką išvažiuoji, kaip čia dabar mėgsta sakyti, piligriminę kelionę, jeigu lietuviškai, tai valkatauti išvažiuoji. Persivelki iš vienos vietos į kitą, tada tikrai pagauna ilgesys grįžti atgal. Darydamas įvairius paminklus, kurie vienur kitur iškeliauja, arba dalyvaudamas įvairiuose renginiuose, stovyklose, netgi kartais pavyksta iškeliauti, paskaityti kažkokį pranešimą. Tai teko Japonijoje skaityti pranešimą apie būtent stovyklų rengimą, apie Prienų kraštą, apie paminklų energetiką, nes jiems tas yra žinoma, jiems tas svarbu.
Pas mus gal po truputį tas jau tampa kaip norma, kaip jau visiems pažįstama, nes reikia tą žinią kelti, dulkes nuo jos valyti. Nugalėti baimės, nusivalyti dulkes nuo tų perlų, kuriuos mes visi turim ir esam, ir bendrauti, kurti. Tikrai vietoj nestoja. Prienai ta vieta, kur pastoviai vyksta veiksmas, keičiasi, neskaitant jau gamtos natūralių pokyčių. Žmonės, kaip neatitrūkę nuo gamtos, jie natūraliai visą tai nuoširdžiai patobulina savo buvimą ir nesuardo tos erdvės. Tai čia aš galvoju, kad tai turėtų tas kraštas dar mielesnis, dar jaukesnis, tapti tokia netgi bendra vizija, vaizdas, kad Prienai tampa kaip poilsio zona visiems Lietuvos žmonėms.